Way back home. Sveiki, ir vėl aš su jumis, Aleksandras Aksonovas, esu iš Trakų. Šiandien mes esam Trakuose, Lietuvos olimpiniam sporto centre, kur aš ir sportuoju. O šiandien mes pakalbėsim apie kiekvieną pratimą atskirai, kaip jie taisyklingai daromi, kokios klaidos ir taip toliau. Taigi dabar pakalbėsime apie pritūpimą, pirmą pratimą, kuris atliekamas varžybose. Aš dabar jums parodysiu, kaip jis taisyklingai daromas, kokios yra klaidos, dėl ko gali neužskaityti jūsų pakeltą svorį. Dabar kiekvieną kartą varžybose duodamos 3 bandymai. Kai jūs iškviečia į pakelą, jūs prieinat prie štangos, jums jau paruoštas yra svoris. Visam atlikimo veiksmui duodama 2 minutės, kad jūs atliktumėt pratimą ir išeitumėt. Kokios yra daromos klaidos? Pirmiausiai, neklauso teisėjų komandų. Antras yra klaidos, techninės klaidos. Čia yra labai yra svarbu techniškai taisyklingai atlikti veiksmą. Nes visai nesvarbu, ar jūs galbūt salėse galite ir daug pakelti, bet jeigu jūs darot techniškai netaisyklingai, jums tas svoris bus neužskaitomas varžybose. Taigi aš jums noriu dabar paaiškinti, kaip taisyklingai daromas pritūpimas. Jūs prieinat prie štangos, paimat ją, nueinat, padarot vieną žingsnį atgal, nueinat, užsifiksuojat ir laukit komandos, kol jums duos teisėjas komandą pradėti. Kai teisėjas duoda jums komandą pradėti, jūs pradedat tūpt. Taigi, tūpt reikia. Ne taip, ne kažkaip dar kitaip, o tūpt reikia, kad viršutinė koja dalis prie klubo sąnario būtų žemiau kelio viršaus. Taigi reikia tūpti gan giliai. Maždaug va taip. Paskui jūs, kai jūs pritūpėt, jūs atsistojat, laukiat vėl komandos, reiškia, padėti štangą. Jūs padedat štangą. Ir viskas. Ir tada teisėjai nusprendžia, ar jūs teisingai atlikote tą veiksmą, ar neteisingai. Pagrindinė yra klaida, kai atletas nepritūpė iki galo, tai yra nepadaro to kampo, taip vadinamo, reiškia, pagal taisyklės. Kaip aš ir minėjau, reiškia, viršutinė kojos dalis prie klubo turi būti žemiau kelio viršaus. Jeigu atletas maždaug pritūpė taip, tai jau gaunasi, kad taip nesigauna. Viršutinė kojos dalis aukščiau kelio. Tai jam to neužskaitys. Reikia tūpti giliau. O aš patariu. Čia taip yra tokia mano nuomonė ir aš ją pats vadovaujuosi. Ir patariu visiems, kas norės, pradės, reiškia, sportuoti, būtent jėgos trikovėse, kad, žodžiu, varžybų metu sunku sukontroliuoti tą būtent pagautą kampą, kad teisėjas jums suskaitytų tą pritūpimą. Taigi stenkitės visada pritūpti iki galo, kiek įmanoma giliau. Pritūpkit iki pat galo. Tada teisėjams nekils klausimų, ar jūs iki galo pritūpėt ten, ar ne iki galo. Ir taip toliau. Dar yra viena klaida, aš jums parodysiu.
Kada atletas jau pritupė, jau atsistojo, jis gali netyčia padaryti žingsnį į priekį arba padaryti netyčia žingsnį atgal. Toks veiksmas, reiškia, bandymas irgi bus neužskaitomas, nes čia irgi yra klaida ir jis bus neužskaitomas. Taigi visus pratimus, kuriuos jūs atliekat varžybose, reikia atlikti labai techniškai tvarkingai, taisyklingai, be jokių ten, žodžiu, klaidų. Ir visada reikia klausyti teisėjų, ką jie sako. Jeigu jūs pradėsit tūpt ten, pavyzdžiui, be komandos, tai jums irgi gali neužskaityti tą bandymą. Taigi, jūs iškviečia į pakilą, reiškia, jūs prieinat prie štangos, nesinervuokit, susikaupkit, paimat štangą, padarot žingsnį atgal, užsifiksuojat, stovit ramiai, tiesiai ir tada jums teisėjas pasako pradėk. Jūs tūpėt pagal visas taisyklės iki galo, stenkitės tūpti iki galo, kiek įmanoma giliau. Atsistojat, nejudat, niekur kojas, viskas stovit tvirtai, užsifiksuojat ir laukit komandą padėt štangą. Ten nesako padėt štangą, ten sako padėt. Ir viskas, tada jūs padėt štangą ir laukia sprendimo reiškia, ten yra toks tablo ir ten lemputės užsidega, jeigu visos trys žalias, tai reiškia, jums užskaitomas yra jūsų veiksmas. Gali būti ir du žaliai, ten vienas raudonas, tai jums vis tiek užskaito tą bandymą. Dar norėjau paminėti, kai jūs jau užsakėt svorį, reiškia, paėmėt viską ten. Lygtais viskas ir gerai, padarėt, pritupėt, bet kai pradėjot atsistoti, jūs ėjot ir biškį atgal paėjot ir neatsistojot, tai jums irgi automatiškai neužskaitomas toks svoris. Net bent biškį, jeigu jūs atgal nuėjot, reiškia, nežinau kaip čia pasakyti taisyklingai, žodžiu, jeigu nors biškį jūs vėl atgal nuėjo, tai viskas, jums svoris nėra užskaitomas automatiškai. Reiškia, ant pritupimo, ant šito veiksmo, ant didelių svorių, jėgos trikininkai naudoja tokius bintus elastinius. Čia specialūs bintai, Inzar firmos, reiškia, jie yra leidžiami Lietuvos jėgos trikijos federacijos. Ir ant didelių svorių sportininkai vynioja tokius bintus, kad apsaugot kelius nuo sužeidimų, traumų ir taip toliau. Reiškia, yra klasikinis jėgos trikovės, kur bintai yra draudžiami. Ten naudojami tik tai specialūs tokie ant kelių maunami tokie iš neopreno, iš tokios medžiagos neopreno, tam tiksliai net negaliu pasakyti, tokia medžiaga kaip neoprenas, kažkas tai tokio. Tik su jais yra leidžiama klasikinis jėgos trikovėse tūpti. O jėgos trikiuose, kur jau eina spec apranga, tai ten naudoja jėgos trikininkai tokius bintus. Ir dabar aš jums norėčiau parodyti, kaip jie vyniuojasi. Tai prasme, kaip užvyniuoti tos bintus ant kelių savo. Iš tikrųjų yra labai daug būdų, kaip užvyniuoti. Ten, man atrodo, 6 ar kiek, galbūt netgi dar daugiau, aš tiksliai net nežinau. Bet vieną būdą, paprastą būdą aš jums parodysiu, kaip greitai ir, užvyniuoti tos bintus. Aišku, bintai turi būti jau suvyniuoti į tokį rutulį, nežinau kaip pasakyti. Jau turi būti suvyniuoti ir paprasčiausiai pradedat vyniuoti nuo apačios, nuo kelio apačio, reiškia, žemiau kelio pradedat vyniuoti iki kelio viršaus. Aš jums parodysiu. Maždaug taip va, su vieną ranką prilaikot, o su kitą ranką va taip va įtempit ir vyniuojat. Įtempit ir vyniuojat. Įtempit ir vyniuojat. Paskui va tokius padarot. Tokius va. Ir prakišat pro tą gumytę, kad
išsiviniotų tas bintas. Ir viskas, čia toks paprastas būdas užviniot bintą. Ir viskas, jūsų kelias bus apsaugotas nuo sužeidimų, traumų ir taip toliau. Pradėsim kalbėti apie spaudimą. Čia antras veiksmas, kuris atliekamas varžybų metu. Čia irgi labai yra daug taisyklių visokių ir sportininkai daug padaro klaidų ir mes dabar su jumis apie tai ir pakalbėsime. Aš jums pamatysiu viską papasakoti ir paaiškinti, kaip taisyklingai atlikti šitą veiksmą, kad nebūtų jokių klaidų ir taip toliau ir panašiai. Dabar varžybų metu vėlgi tam spaudimai irgi vėl yra 3 bandymai. 3 bandymai. Vėlgi jūs iškviečia į pakilą, jūs ateinat, atsigulat, pasiruošiat, nukeliat štangą ir tada jums teisėjas pasako, pradėk. Jūs leidžiat štangą iki krūtinės, būtinai iki krūtinės, kad štanga paliestų krūtinės. Tada jums teisėjas pasako spaust, tada jūs spaudžiat ir tada trečia komanda padėk, padedat štangą. Tai va. Taigi viską reikia daryti pagal nurodymus, kaip jums sako teisėjas. Dabar aš jums papasakosiu tokias yra daromos klaidos. Klaidos yra daromos tokios. Pavyzdžiui, kai sportininkas nepaliečia krūtinės, nepaliečia su štanga krūtinės. Čia yra labai svarbi ir labai tokia klaida. Būtinai reikia paliesti krūtinę su štanga. Čia pirma klaida. Antra klaida. Filmuok mano klaidą. Antra klaida. Kai sportininkas spaudžia, kai sportininkas spaudžia, jo koja gali nuslyst, arba ten va taip daryti, arba ten atsiplėšti nuo žemės. Čia irgi yra klaida ir jums irgi gali neuskaityti šito bandymo. Trečia klaida. Kai jūs spaudžiat su štanga, jau pradedat spaust ir pas jūs pasikelia užpakalis, atsiplėšia nuo suoliuko. Čia irgi yra tokia labai didelė klaida, irgi tokia labai dažnai sportininkai tai daro, pasikelia užpakalis. Irgi reikia labai kontroliuoti save, kontroliuoti, ką jūs darot, kad kojas nevaikščiotų niekur, kad jie stovėtų tvirtai ant žemės, užpakalis neatsiplėštų nuo suoliuko, galva nesisuktų į jokias pusės, nesikeltų nieko. Reiškia, kad būtinai štanga liestų krūtinės. Būtinai reikia klausyti komandų. Jeigu jūs pradėsit kažką daryti be komandos, jums bus neužskaitoma. Vėlgi. Dar norėčiau jums papasakoti apie tokį niuansą vieną. Jėgos trikovininkai, kai daro spaudimą, jie padaro tokį kampą. Išlenkia nugarą juosmens srity. Reiškia, aš jums tuoj parodysiu. Atsirėmė su viršutinio kūno dalį, nugaros dalį atsirėmė į suoliuką ir stengiasi kojos kuo labiau pritraukti po užpakaliu. Ar kai, reiškia, kad stuburas juosmens srity čia kuo daugiau išsilenktų. Kuo daugiau išsilenkia sportininkas, to labiau pasikelia jam krūtinė. Ir gaunasi mažesnė amplitudė kelt tą štangą. Kuo mažesnė ta amplitudė, to sportininkui mažiau reikia kelti. Ir vadinasi, jis gali ir daugiau paimti svorių. Čia yra tokia irgi, toks yra niuansas toks. Taigi dar kartą aš jums parodysiu, kaip viskas yra atliekama varžybų metu. Reiškia, jūs iškviečia į pakilą, jūs atsigulėt, užimat poziciją gerai, viskas, kojas tvirtai stovi ant žemės, niekur
niekur jie neslinksta, reiškia, paimat štangą. Kaip jūs paimat tokių pločių, čia kiekvieno sportininko asmeninis reikalas, kaip jam patogu, kaip jam geriau, kaip jis tegul ir ima. Šitą aš patarčiau imti plačiau. Amplitudė mažesnė, dauguma daro plačiau biškį ima štangą. Taigi, atsigulit, viską pasiruošėt, jums tada paimat štangą, jums gali ją padėti nukelt, paimat štangą, užsifiksuojat, viskas, laukiat komandos. Tada teisėjas jums duoda komandą, pradėk. Jūs leidžiat štangą, leidžiat iki krūtinės, laukiat vėl komandos, spaust, tada jūs spaudžiat. Spaudžiat, užsifiksuojat, rankūnės turi būti ištiestos. Ir tada laukiat vėl komandos, kol jums jie pasakys padėk. Kai jums pasako padėk, padėt štangą. Viskas. Nueina. O toks, o tada jums bus viskas užskaitoma, kai jūs viską techniškai tvarkingai viską padarysit, jums užskaitys. Atliekant spaudimą varžybų metu, ne tik varžybų metu, galite ir per treniruotis, lygos triklininkai naudoja va tokius bintus. Čia paprastai bintai ant riešų. Reiškia, vyniojasi labai čia paprastai įkišamas didelis pirštas, o taip va, galima biškį prilaikyti ir va taip pat vyniojasi. Vyniojasi, čia taip užsilipdo ir viskas. Spaudimo metu šitas bintas jums prilaiko riešą, jums lengviau išlaikyti štangą ar didelį svorį. Klasikinėse jėgos trikovėse ten galima naudoti tos bintus, o pavyzdžiui jėgos trikovėse, kur jau su spės apranga, kur jau su spaudimo maikėm dirbama yra, ten jau svoriai kitokie, daug didesni svoriai. Tai be tokių bintų, aišku, jau neapsieisi. Ten jau būtinai reikia vynioti tos bintus, nes jau svoriai dideli. Na ir trečias veiksmas, kuris yra atliekamas varžybų metu, tai yra taip vadinama trauka arba atkilimas štangos nuo žemės. Irgi, reiškia, sportininkai kartais padaro klaidų. Šiaip tai pagal techniką man jisai yra lengviausiai daromas pratimas. Čia labai daug klaidų nepadarysi, čia tik reikia atkelti nuo žemės. Bet yra tokios klaidos nežymios, kai daro sportininkai. Reiškia, kai traukia štangą, būna, kad ne iki galo ištiesia nugarą, ne iki galo. Nugarą reikia ištiesti va taip maždaug. Pečiai turi būti atlošti atgal. Galva turi žiūrėti į viršų. Va taip daroma teisingai. Kojos turi būti pilnai ištiestos per kelius. Neturi būti biški ten susilenktos. Taigi čia va, tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia žinoti, darant šį veiksmą. Na, šiuo atveju aš jums parodžiau klasikinę trauką, kurią būtent aš darau. Aš darau klasikinę trauką, nes jinai man labiau patinka negu daryti, pavyzdžiui, sumo. Sumo trauka, ten lygiai viskas tas pats, tik tai kojas statosi plačiai. Irgi viskas daroma lygiai taip pat. Traukia štangą, kojas išsitiesia pilnai per kelius, pečiai, reiškia, atsilučia atgal, galva žiūri į viršų, nugara ištiesta ir užsifiksuojama, viskas. O taip turi būti teisingai. Tai čia yra teisingai atliekamas veiksmas. Taigi dabar aš jums parodysiu, kaip viskas atliekama varžybų metu. Vėlgi kaip ir su pritupimu, kaip ir su spaudimu.
Jūs laukiat, kol jūs iškvies, reiškia, jūs iškviečia, jūs ateinat prie pakilos, užimat savo poziciją, kaip sakant. Šiuo atveju aš darysiu klasikinį trauką. Paimat štangą ir laukit komandos. Pradėk. Jūs pradedat, traukiat. Viskas, pečiai atsilučia atgal, galva žiūri į viršų, nugara ištiesta, kojos ištiestos per kelius, užsifiksuojat, viskas. Atgal, jokių būdų jūs štangos nemetat ant žemės. Jūs ją turit gražiai palydėti atgal ir padėti ant žemės. Jeigu jūs ją mesit, jums irgi bus neužskaitoma. Dar vienas dalykas, noriu atkreipdėmėsi į štangos paėmimą. Kai daro trauką, štangą reikia imti ne va taip, o reikia daryti, reiškia, vieną ranką va taip įmasi, kitą va taip, kad jie atvirkščiai būtų. Paaiškinsiu kodėl. Jeigu jūs paimsit va taip, didelio svorio, jūs neišlaikysit, jinai pas jūs nuslys. Jeigu va taip paimsit. Lygiai taip pat ir taip. Jeigu jūs ją taip paimsit, jūs neišlaikysit per pirštus, jinai pas jūs tiesiog nuslys. Bet jeigu jūs paimsit va taip, jau pas jūs jinai niekur nenuslys, niekur nesisuks, jinai jau bus pas jūs rankose tvirtai laikysis. Taigi, todėl reikia imti būtent va taip. Pradėti traukti reikia ne nuo nugaros, ne kažkaip kitaip. Būtinai nugarą reikia, kad jinai būtų lygiai. Visai reikia stengti žiūrėti į viršų, kad nugara būtų lygiai. Ir traukti reikia štangą pradėti būtent nuo kojų. Nuo kojų pradėti reikia tą veiksmą. Pradėti ją traukti. Pradedat nuo kojų kelt tą štangą ir paskui jau, reiškia, prisijungia nugara, kad ją dabaigt tą veiksmą. Vat būtent taip reikia daryti trauką. Dar norėčiau paminėti, varžybų metu, kai traukit, čia irgi tokia klaida būna. Kai jau traukit, nebegalit ir jūs va taip ją traukit ir ištraukit. Toks veiksmas irgi bus neužskaitytas. Reikia prieit, gražiai, reiškia, pakėlėt štangą, užsifiksavot, viskas. Ir padėti. Taigi, šiandien aš jums parodžiau biškį apie kiekvieną pratimą atskirai papasakojau, kokios yra klaidos daromos, kaip reikia padaryti taisyklingai tą veiksmą. Aišku, galbūt kažko nepaminėjau, atsiprašom, nesu profesionalas, bet pasistengiau papasakoti jums apie plačiau apie kiekvieną pratimą. Nepamirškit, kad yra klasikinės jėgos trikovės, yra, reiškia, jėgos trikovės su spec apranga. Su spec apranga ten įeina jau tokios spaudimo marškinėliai, įeina pritūpimo triko, traukos triko, ten visai kitokie svoriai. Ten reikia daugiau biškį žinoti apie jėgos trikovės, ten reikia mokėti elgtis, mokėti dirbti su tom spec aprangom. Reiškia, šiandien aš jums negalėsiu parodyti, kaip su spec apranga dirbti, kaip ją užvilkti, kaip ją, aplamai apie spec aprangą, nes neturiu šiuo metu, nėra pas mane kokio nors sporininko, kuris man galėtų padėti, man ją užvilkti, nes vienas tu jas neužvilks ant savęs. Dar nepamirškit, kad jėgos trikovės, nereikia lyginti jėgos trikovės su kultūrizmu. Pas jėgos trikovininkus visai kitokia, ta prasme, programa, pasirašymo programa skiriasi negu pas kultūristus, tom, kad kultūristai, reiškia, jie pompuoja raumenis savo, kad jie būtų dideli, gražus ir taip toliau, o jėgos trikovininkai, reiškia, dirba grinai ant jėgos, jie lavina jėgą. Kuo didesnė jėga, to aišku ir geriau. Tai pas juos sistema skiriasi. Reiškia, konkrečiai aš jums dabar
kažkokios tai tobulos sistemos negaliu pasakyti, kad vat, visiems tiktų. Kiekvienas sportininkas atranda savo sistemą. Lygiai taip pat turiu ir aš savo sistemą, aš apie savo sistemą nepasakosiu, nes jinai vėlgi gali jums visai netikti. Kas dar norėčiau pasakyti čia. Reiškia, geriausia, aišku, kad būtų, jeigu jūs, tie, kurie iš jūsų gal susidomės tą sporto šaką, kurie norės pamėginti savo jėgas, kurie norėtų pradėti sportuoti, būti jėgos trikovininkais. Geriausia, aišku, būtų, kad jūs susirastumėt savo mieste klubus, kur sportuoja, kur yra jėgos trikovininkai, kur yra treneris. Patys be trenerio aš jums siūlyčiau, aišku, neužsiminėti, nes jūs galite susižeisti, galite kažką netaisyklingai daryti, galite, reiškia, traumuotis labai stipriai. Geriausia, kad jūs susirastumėte trenerius savo mieste. Jėgos trikovės klubų yra labai daug po visą Lietuvą, visur ir Vilniuje, ir aš vienintelis Trakuose. Yra ir Kaune yra, ir, žodžiu, visur yra tų jėgos trikovininkų, klubų tų visų. Ir patarčiau jums susirasti tos klubus ir sportuoti su jais. Dar norėčiau paminėti, kad varžybose gali dalyvauti kiekvienas, reiškia, ir mergina gali būti jėgos trikovininkas, sportuoti būtent jėgos trikovis, ir vaikinas, gali dalyvauti visi. Varžybose, kiek žinau, leidžia dalyvauti nuo 14 metų jaunimui, taigi nuo 14 metų gali dalyvauti visi, ir merginos, ir vaikinai. Ir ten iki pensinio amžiaus, ten ribos, kiek žinau, ir nėra. Taigi, jeigu susidomėjot, susiraskit klubus, trenerius, sportuokit, linkiu jums, kaip sakant, sėkmės, nesusižeiskit, visada viską reikia atlikti ir daryti su protu. Dar ką norėčiau paminėti, jeigu jums kils dar kažkokių tai klausimų, aišku, galite parašyti ir čia apačioj man, aš pasistengsiu atsakyti, kiek galėsiu, bet galite užeiti į tinklalapį lietuvospasaulis.lt, oficialus saitas. Ten galite susirasti bent kokią informaciją apie taisyklės, apie klubus, reiškia, apie viską apie jėgos trikovės. Nes šiaip tai paprastas žmogus iš lauko dabar atėjęs, jis negali dalyvauti varžybose, jis turi būti, reiškia, Lietuvos jėgos trikovės narys. Kaip tapti nariu, visą tą informaciją jūs galite susirasti Lietuvos jėgospasaulis.lt. Ten visą informaciją susirasit ir